Sveiki, draugai, aš Taifon. Draugai, visiems jums siunčiu didžiausius linkėjimus, pagarbą ir meilę iš naujos dienos. Šiandien pagalvojau pradėti vaizdo įrašą su šiais liūtais. Žinote, jie yra šeimos pašėlę vaikai. Vienas iš jų išprotėjęs, o šitas vėliau prisijungė prie šeimos ir jis taip pat išprotėjo. Jis panašus į juos, šis snukio išraiška visiškai pašėlusi. O šitas dar labiau išprotėjęs. Tas, kuris šalia manęs irgi išprotėjęs, tik vienas yra protingas. Gerai, jaunimas, nusiraminkit. Prie stalo atėjo viena protinga mergina. Nora, ateik. Gerai, baikit. Nusiramink, žmogau. Žinai, kas jie tokie? Žinai, ką jie padarytų su žmogumi? Jie užmestų žmogų ant grilio. Iškeptų ir suvalgytų. Abi, jie ne tik žmogų suvalgytų, bet dar ir burną jo kojinę nusišluostytų, taip sakai. Žinai, kas jie tokie? Jie visiškai išprotėję. Draugai, apie ką šiandien kalbėsime? Štai. Meilė, meilė mano gražioms dukrelėms. Pažiūrėk mane, mano vienintelė, mano meilė, mano dukra yra mano kambaryje. Ei! Ei, nenusiminkite, ateikite. Gerai, vaikinai, nusiraminkite. Šiek tiek pasitraukime. Dabar turiu jums blogą žinią. Žinote, kad sargu. Mano dešinėje ausis jau nebegirdi. Mano dešinėje ausyje visai nėra klausos. Taip susirgau. Dešinė pusė, žinote. Geriausia, kad mano dešinė ausis negirdi, tai šis triukšmas man dabar atrodo tylesnis. Nežinau, kaip jums atrodo. Iš tos pusės garsas šiek tiek mažesnis, dėl to esu laimingas, mano galva nebesprogsta nuo triukšmo. Dar jaučiu šiek tiek spaudimo. Per 2 dienas labai ištinau. Buvo labai blogai, draugai. Ką šiandien veiksime? Kokia mūsų tema? Žinote, jau kurį laiką neakcentuoju destanų. Paskutinį kartą jie buvo susirgę. Šiandien jums parodysiu, kokia yra epų dabartinė būklė. Jau kurį laiką jų neišleidžiu į sodą. Jie labai užaugo, mašallah. Jie buvo gimdymo kambaryje, dabar juos perkeliame į priekinius narvus, to jums parodysiu. Yra didžiulis skirtumas. Šiandien juos matysime pirmame plane, bet štai atvyko tikrasis Argentinos sūnus. Pažiūrėk. Tikras liūto gabalas. Mašallah, mano sūnui. Tavo kilnumas, laikysena, didybė. Vien tavo didybė užtenka, žmogau. Koks tu vyras esi, a? Palauk, paimsiu Taisiną ir pakiršinsiu jį. Pakiršinti Taisiną prieš tėtį? Ateik čia, prie ožko, ateik. Dabar pažiūrėk, kaip nekenčia ožkų. Kiti nekenčia siuvų. Šitas irgi ožkų priešas. Eik, Teisinai. Teisinai, ateik. Pažiūrėkime, seniai nesusidūrė su ožkomis. Palauk, Zeinep. Ne? Ką jis darys ožkoms? Prašau jūsų, nenusivilkite manimi. Padarykite gerą darbą. Nepatingėkite. Ar daug iš jūsų prašau? Paspauskite like šiam vaizdo įrašui. Paspauskite patinka, paspausti patinka. Paspausti patinka. Parašyti komentarą. Tai juk nekainuoja, draugai. Palaikykite. Parašykite ir gražų komentarą. Emoji, širdelę, raidę, ką nors. Laukiu jūsų palaikymų. Pažiūrėkite į tai. Žinai ką, Giokanai? Įdėsi į automobilį? Nunešiu į mišką, žiūrėk. Visada sakome vilkas, sakome meška, ar ne? Pamiršk vilką ir mešką. Tegul ateina liūtas, tegul ateina tigras. Žinai, man nemotais būtų. Šitas ne tą ūdrių užsmaugtų, visada tave užsmaugtų, broli. Sūnau, jei čia yra koks begemotas, tai tu ir esi jis, ne aš. Mes esame tu, tas ūdris. Gražiai kalbėk, gausi į kailį dabar. Ateik. Taisanai, tėvelį, ar pasiilgi savo brangakmenio? Taisanai. Mano Taisonas, ožkų priešas Taisonas. Taisonui ragų smogė. Ei, matai brangakmenį? Taisonas su ragu, niekšas. Šaunuolis brangakmenį. Kas nutiko Rakyje? Rakyje vėl visur prisitepė purvo. Kas dabar bus? Giokanai, broli, ryte rinko žolę ožkoms, geros žolės joms davė. Sakė, brolau, jei jau neleidžiam ganytis, padarykim joms pristatymą iki kojų. Prikrovė čia žolių, ožko šventė. Taisinai, tėtė, ateik. Ateik, Taisinai. Dogai paprastai yra medžiokliniai šunys. Gal daug kas to nežino, po velnių. Jie iš tikrųjų yra medžiokliniai šunys. Juos Argentinoje, pažiūrėk į bončiugą po velnių. Jis tikrai ragais daužo. Argentinoje ir Latino Amerikos šalyse juos naudoja apsaugai nuo šernų, pumų ir kitų laukinių gyvūnų. Pažiūrėjus, tai labai stiprus, atletiški, vikrus šunys. Bet mūsų Taisinas yra pranašesnis, išauklėtas šuo. Palauk, kam jis supyko? Kaip tik pasakiau, jis pradėjo urgzti, matai? Todėl jis niekam nieko nesako. Taisino uodega kaip botagės. Pažiūrėk, žmogus turi metrą uodegos. Taisinas nuo bončiuko gavo pamoką, sūnau. Bončiukas, bet matai, Gokanai,
kaip jis gina savo dantis. Eik tu savo, Bončiuk, tu esi šaunuolis, sūnau. Tikrai esi šaunuolis. Jei pastatytų tavo statulą, betono neužtektų, sūnau. Dabar ateik, išveskime tėtį Taisyną. Taisin, žiūrėk, aš taip truputį paleisiu lūpą. Tada jisai pradeda nekęsti ožkų. Taisin, ką jie sako? Ką jie sako? Ką? Ką jie sako? Mano liūtas, tikras didvyris. Dievinu šį liūtą, mašalah. Pažiūrėkit tą kilnumą. Žmonės nustemba, kai pamato. Sako, kas čia per dogas? Eik, sūnau, parodyk save. Išeik, tegul visi pamato tavo kilnumą. Eik. Išeisi? Pažiūrėk čia, padėk priekinės kojas. Mano modelis, sūnau. Oho. Nufilmuok iš priekio greitai. Greitai, tegul visi pamato tą kilnumą. Dieve, mano koks gražus. Kaip skulptūra, rimtai. Tikrai, kaip skulptūra jis. Dabar išveskime Taisyną tėtį į lauką. Net ir mano pilvas susisuko. Velnes, Marlos irgi neišleidžiame. Išleiskime Marlą, gerai? Ar Marlos mažylis dar nepraėjo? Pažiūrėkime irgi. Padarykime bendrą patikrą. Prašau, eik pirmyn, dukra. Dabar Taisynai tėde, dabar esi laisvas, sūnau. Bėk, šaunuolis, mano liūtė, mašalah. Stok. Ei, mano dukra. Šitiem. Jinai įsimylėjusi mane, žinai. Ne, tikrai ne. Kaip manai, šuo yra patinas ar patelė? Patelė, bičiuliu, patelė, ne? Kodėl? Patelė šunys yra ištikimesnis. Patinai neklauso savo akies. Neklauso, ištikimos. Pažiūrėk, ar matai, kaip ji mane priėmė. Šaunuolė, mano vinėlė. Dabar ir kailį pasišiaušiai. Kam dabar pulsis, Indi? Neklaužada. Ateik, paleiskime tą karalienę. Marla, ateik, Marla. Ateik, Marla, ateik. Dabar paleisime ir suprasime. Marla, ateik. Ei, ar galima į Marlą nepažiūrėti? Zeino. Ne, jokių būdų. Jis bandė užšokti ant Marlos pavelnių akimirkai. Atsargiai, į mūsų karalienę. Šis Indi kiena dukra Gokanai. Tu nesakyk. Pažiūrėsim, kas atspės. Nufilmuok tą Indi. Ta geltona, žinai, Indi, kuri panaši į auksaspalvį retriverį. Kieno jų dukra, pažiūrėsim, kas atspės. Įdomu, ką rašysit komentaruose. Pažiūrėsiu, kas atspės, parašykite komentaruose, bičiuliai. Iš tikrųjų, tie, kurie mus ilgai stebi, žino, draugai, tikrai filmuok tuos liūtus, Gokanai. Nufilmuok juos, prieik arčiau. Tegul tėvynė pamato tikrą kilnumą. Dieve mano, pažiūrėk į šitą vyruką, koks ūgis. Dieve mano, pažiūrėk, mašalah, sūnau. Mano liūtai, pažiūrėk į jų charizmą. Mano liūtai, kairėje Hadesas, dešinėje Sofija. Mašalah, mano liūtai. Šitie, žinok, šitie tikrai dideli. Draugai, žinote, mano liūtai sirgo. Dėja, draugai, mes netekome Haiduto. Šiuo metu mūsų Hera, ačiū Dievui, gyva. Bet ji liko šiek tiek mažesnė ir silpnesnė. Ji sunkiai persirgo tą ligą. Dabar ji gimdymo metu. Mūsų Sofija dar visiškai nepasveiko. Jos akis vis dar ašaroja. Šiuo metu, ačiū Dievui, geriausiai laikosi Destanas. Todėl dabar paleisiu tik Destaną. Tikrai, kai žiūriu į Destano akis, Gokanai, aš matau labai šviesią jo ateitį. Ar ne? Bičiuliai, jis labai pašėlęs. Čia bus kažkas labai beprotiško. Kaip tai vadinama? Vėl padarei, jis visiškai pašėlęs. Jo, tėvą irgi padarė visiškai pašėlusi. Tėvas visiškai pašėlęs, motina visiškai pašėlusi. Destan, ateik, dukra, palauk minutėlę. Destan, tėti, pažiūrėkit tai. Iki ten viskas buvo gerai. Kas nutiko, sūnau? Žiūrėk, dar vienas iškrypėlis ateina. Destan, mama, oliai. Destanai, tėti, ateik čia, ateik. Pažiūrėk į Destaną, koks jis didelis užaugo. Jam dar tik 4,5-5 mėnesiai. Tebūnie Dievas jums maloningas. Netrukus pradėsime Destano treniruotės, draugai. Jo ateitį paruošime kaip raketą. Jūs bus kaip raketa. Mašala, mano sūnui. Matai? Ateik čia, apkabinsiu tada, ateik. Ateik, Destanai. Destanai, Paša. Kai jį bent kartą apkabinsi, tada tikrai pamatysite, koks jis yra, draugai. Jei tik pavyktų pagauti Destaną. Ateik, Destanai. Ateik, Destanai. Ateik, sūnau, ateik. Jis mus pamiršo dėl kūdikio. Nemanau, kad jis jų pasiilgo. Nes jie dar serga. Todėl jis dabar tik pirmą kartą išėjo. Tegu susipažįsta su teritorija, prisitaiko, tegu pripranta. Tikiuosi, Zeina jos neužpuls. Man atrodo, kad Zeina ją stebi, lyg norėtų užpulti. Tikiuosi, ji tokios klaidos nepadarys.
Netgi žinai ką, užrakinkime Zeiną. Zeina, ateik. Kur mano Zeina? Ateik mano mergaitė. Destanas paša. Užrakinkime Zeiną. Pažiūrėk. Destan pradėjo kosėti. Oi. Gal jis ką nors prarijo? Matytis kažką prarijo, nes narve nebuvo jokio kosulio ar panašiai, draugai. Zeina, sakyk, tėvelį, paimk mane. Na, Mes jau paleidome Marlą. Marla juk negrįžo atgal į narvą, ar ne? Aha, jį rado duonos. Kas ten paslėpė tą duoną? Destan rado duoną ir eina. Destan, ateik čia. Destan, ateik. Ateik, sūnau, ateik, priartėk. Ateik, leis tave pamiluoti. Gerami. Neklaužada. Žmogus nuo mūsų bėga. Nelysk ten vidun. Aš paimsiu tar ant rankų. Nelyskite mano laiką čia. Ateik čia, ateik pažiūrėkime. Oho, pažiūrėk čia. Mašalak, Destan, draugai. Jis tapo toks didelis. Tebūnie viešpats apsaugo mūsų vaiką nuo piktos akies. Ir jūs nepamirškite pasakyti mašallah. Jo, vystymasis, kaip matote dabar. Mašallah, viskas puiku. Tikrai puiku. Rad, 25 kg. Jis ramus. Mašallah, mano sūnui. Jam tik 4,5 mėnesio. Pažiūrėk, jis beveik toks padidelis kaip Nora. Destanai, galiūnė. Parodyk, kaip moki, parodyk mums. Išveskime ir Hektorių tėtį ten. Tegul ir Hektorius ateina. Pažiūrėk į Aleksą, pažiūrėk į Aleksą. Destan, nesuartik prie Alekso. Tas beprotis gali užpulti. Niekada nežinai, ko iš jo tikėtis. Mūsų Aleksui kažkas negerai su galva. Hektoras, Karnosas, gal išvesti Hektorių. Karla şimdi kız kaçtan ölecek Hektor çıkarttık diye. Hektoras tėvas, Hektoras tėvas. Ką? Kur tu mane vedi? Sako, kad nuvesiu į turgų, į kavinę ar dar kur nors. Pasėdėsim, po prekybos centrą pasivaikščiosim. Turiu tokį planą. Hektoras tėtis norėjo eiti į prekybos centrą. Ši grandinė netiko šitam? Dabar ateik mano liūtė, tegul Destanas pamato savo brolį Hektorą. Pažiūrėkime jų apykaklės. Dėdė išprotės, Johanai. Dėdė, žinai, dėdė. Dabar jis pradėjo pulti. Pažiūrėk į Karnosą. Karnosas. Nepavydėk, sūnau, nepavydėk, sūnau. Destan, ateik. Ateik, karaliau. Sesuo Hektoras, žinai, jis tikrai ypatingas vaikas, mašallah. Pažiūrėk į tą charizmą, tikras jaguaras. Prisiekiu, jei nuvešiau jį į mišką ir nematyčiau iš arti, nepažinčiau. Sakyčiau, ar į mišką atėjo jaguaras, ar atėjo pulas. Mašala mano liūtui. Pažiūrėk, stovi šalia Noros. Jau suparavau juos su Nora. Pažiūrėsim, kokie jaunikliai gims. Labai smalsu, draugai. Jie abu šalia atrodo nuostabiai, broli. Pažiūrėk čia. Dieve. Jie yra tikrieji charizmos vaikai. Ateik, pažiūrėsim. Ar Destanas neteina? Ateina. Pažiūrėk į tą Destaną, jis tikras pašėlėlis. Mašala, sūnau. Gerai, Hektoriau, nusiramink. Nusiramink, sūnau, netrauk taip stipriai. Eik čia. Eik čia, eik čia. Gel bak, gel bak. Palauk minutėlę. Ateik. Hektoras pradėjo pataikauti. Ateik. Hektoras tėvas iškart sako, kad tai jo teritorija. Jis tranko žemę, rausia žolę, draugai. Taigi jis iškart prisijaukina tą teritoriją. Aha, nufilmuok Taisiną. Taisinas irgi vaikšto paskui Marlą. Gali būti, kad jis dar nepralenkė Marlos dukters. Taisinai, tik nesugalvok parodyti su Marla. Dar su tavimi nesinervinkime, sūnau. Tikrai. Ak, jei Taisinas nebūtų nevaisingas. Jei tik nebūtum nevaisingas, įsivaizduok Taisinai. Dėdėjai. Žiūrėk į žemę greičia priešę. Praeiti žiūri iš šono, iš apačios. Neklaužodas sakė, būk protingas. Ateik čia, Hektoriau. Ateik čia, Hektoriau, ateik. Ei, nusiraminkite. Kodėl Hektorius taip kosėjo, draugai? Palauk, pažiūrėsiu, sūnau. Atsisėskime taip. Ateik, Hektoriau. Palauk, minutėlę, Nurhan, palauk. Nepavydėk, palauk.
Dabar štai didžiausias šunų patinų sunkumas yra šis. Kai juos išvedi, jie visur šlapinsis. Viską uostys. Supratai? Patinai šunys turi tokią bėdą, o štai kalytė, myliu ją, atėjo ir atsisėdo man ant kelių, kaip kūdikis. Mano gražioji mergaitė. Tu labai myli tėtį? Dėda tai na, dėda ne. Ne, senelis puls Destaną. Destana, neik ten. Destana, neik ten. Prašau. Destanas dabar nežino, ką daryti. Dėdė gali ją užpulti. Dėdė jau vakar draugai šiek tiek susipyko dėl menknekio. Jis pats save sužeidė. Patinai šunys, kai patelė surujoja, tampa labai pavojingi. Visi tarpusavį konkuruoja. Krūva problemų, broli. Žiūrėk. Mašala, mano liūtė. Anatolijos liūtas. Anatolija. Eikime, gal pereikime pro čia. Ateik čia. Nedėdė. Nedėdė. O tai sūnas irgi pradėjo mokytis. Stok. Nedarykite kavos, palaukite. Gerai, sūnau, nusiraminkite. Nusiraminkite. Išveskime Hektorių. Sūnau, kas išmėtė šias kartoninės dėžes? Ar tai Alano darbas? Aš buvau surinkęs tas kartoninės dėžes. Sudeginkime jas, Giokanai. Hektori tėvai, dabar tave paleidžiu, sūnau. Gerai? Gerai, pabėgiok. Išleisk energiją. Pirmin. Mano liūtė. Velnes, tikiuosi, teisun tėvas dabar neiššoks ir neteis. Hektoras tėvas oliai. Hektoras tėvas oliai. Žiūrėk, jam skauda pilvą, matai? Šunys irgi kartais nori paganyti žolę, draugai. Kaip oškos ar avis. Jiems patinka ėsti žolę. Jei tik galėtume juos su Karlosu sutaikyti, abu nusivesiu į turgų. Tegul žmonės tada pamato liūtą turguje. Liūtą. Maršalah mano sūnui. Ateik, sisle. Ateik, sisle, ateik. Sisle. Ten už žolių ten priešais. Sisli draugai išeina medžioti pelių. Šiek tiek medžioti peles, jam patinka medžioklė. Jis ten eina, gaudo pelės, toks pašėlęs balsas. Eikime vidun, Hektoras čia pasiliks. Hektorai, aš einu. Hektoras liūdnas, brolau, žiūrėk, žolę ėda. Jam nėra nuotaikos. Ar jis iššoks prieš mašiną, ką? Ar jis iššoks prieš mašiną? Na teik, eikime vidun. Mes vis tiek čia esame, visa komanda jau susirinkusi prie durų, jie irgi nori išeiti. Ar pasivaikščiosime teisinai? Ką Destanas ten neša, ką? Neklaužada Destanas. Pažiūrėkite į senelį dabar. Šį kartą senelis irgi nieko neperdavė Marlai, draugai. Jis žiūri tai į jėgį, tai į Marlą, atsargiai. Aš nenoriu matyti tokio poravimosi. Turkija tam dar nepasiruošusi. Ne vienas iš mūsų tam nepasiruošęs, sūnau. Senelis tikras veliūštis, ar ne? Pažiūrėk jo žvilgsnį. Šį kartą jis puola taisina. Seneli, būk protingas. Draugai, aš sterilizuosiu Džegį. Su kuo poravosi Kašykas? Su Džegiu. Ir tie atvykę šunys buvo, jie taip pat... Palauk, atvažiuoja mašina. Kur yra Hektoras, Gokanai? Su kuo dar jis poravosi, sūnau? Buvo dar ir šunys. Nu gerai, jie vis tiek bus sterilizuoti, broli. Jie atskirai. Aš klausiu ne apie tą, kuris išėjo, o apie tą, kuris mūsų sode. Velnes, Hektoriau, tave irgi lyg būtume išvedę pasivaiščioti, sūnau. Tikrai, ožkos ganasi kaip šunys. Ateik, Hektoriau. Hektoriau, ateik, nebėk, ateik. Ateik, žmogau. Na dabar, eik savo keliu, sėkmės darbuose. Sėkmės darbuose, taifūnai, broli. Einam, mes einam link Alos, jis vis tiek mus paseks. Prie Alius. Ar tau tingi įsivaikščioti? Tingiu. Netingėk, ateik. O kitaip tai kilogramai nedings? Bėk, liūtė, bėk. Kaip gražiai atrodo tarp žolių, ateik čia. Hektoro rytinė mankšta. Mūsų sportas čia ir baigėsi, gana, žengėme 2 žingsnius, užtenka. Daug sportuoti nereikia. Niekas nėra tiesa. Kad žmonės neišsigastų. Hektoriau tėvai, Parodyk tuos kanibalus. Teisinai, ar jūs irgi ateisite teisinai? ką? Neklaužada teisinai. Raki vėl ten išprotėjo. O, Maras paims taisiną, ar ne?
Atsargiai. Hektorijau, ateik minutėlį, sūnau. Pakvieskime Hektorių. Skambutis ateina, broli. Nesikiškime į diską. Sūnau, mes einame vis toliau, o Ala taip pat pradėjo tolti į kitą pusę. Na, ateik į sodą, tada eikime. Prisiekiau, nenoriu būti šalia Hektoriaus. Nesūnau. Palaukite, pažiūrėkime. Hektoras gali užpulti Taisiną. Jis nemėgsta Taisino. Na, šlovė Dievui, šiandien niekam nieko nesakė. Bet šį kartą pradėjo Taisinas. Taisinai, kaip gražiai sutarėte, sūnau. Nekelk sumaišties. Abu jūs nuvesiu į mišką, žiūrėk. Gerai, Taisinai. Ne Taisinai. Taisinai, abu jūs nuvesiu į mišką. Ta žinai, pirgus gal. Gerai, sūnau, jokių peštinių. Ne. Ramiai. Ne, ei. Apolas provokuoja, žiūrėk. Ei, gerai. Nurimk. Palauk minutėlę. Hektoras išpratėjo, draugai. Apolai, sakiau, ne, Apolai. Palauk. Apolai visai išprotėjo. Palauk, greitai praeik pro čia, kad nepamatytų Apolo. Gerai, mergaitė, palauk minutėlę. Ei, jūs mane nuversite. Pasitrauk iš kelio. Ateik. Deistanas. Kaip gražiai bėgi. Kaip gražiai bėgi, mano sūnau. Emanai. O, kas čia nutiko? Palauk, Hektoras vos nepuolė Taisinui. Jūs dar tuo metu nežiūrėjau, žinok. Gerai, kad nesugrėbė tikrai. Palauk, dar kartą nuvesiu. Bet Taisinas irgi dabar įsitvirtina kaip autoritetas. Abu iškart pradeda varžytis dėl lyderystės. Ačiū Dievui, tikrai neįkando. Kaip manote, kuris stipresnis? Hektoras ar Taisinas? Aš sakau Taisinas. Laukiu jūsų komentarų. Kaip manote, kuris stipresnis? Hektoras ar Taisinas, draugai? Pažiūrėsim, kas daugiau spės. Žinoma, to mes nesužinosim. Mano nuomonė, sakyčiau, Taisinas. Argentinų dogai yra šiek tiek vikresni ir judresni šunys. Jie labai greiti. Kanekorso pagal tai jis šiek tiek lėtesnis. Ir kiek žinau, jei neklystu, gerai rasai, kiek žinau, argentinų dogų kandimo jėga yra dar didesnė. Žinoma, tai susijęs su patirtimi. Na praeik, karaliau. Ar užtenka, kad jis tiek vaikščiojo, žmogau? Ar šiandien išvedėme mano sūnų gerai pasiganyti? Mano liūtė, pažiūrėk į narvą, kurį padarė Giokanas. Narvas stringa. Kur dingo Destanas? Marla, ar galime tave dar kartą įdėti į narvą, mergaitę? Man atrodo, kad tu irgi slapta poruojasi. Taip, Marla? Marla, teik, Marla. Paimkime šią vietą. Marla, teik. Marla, teik. Marla, eik. Eik, protinga mergaitė. Ateik pas mane. Su tuo dėduku poruosimės. Kad tas dėdukas nesimatytų visur. Dar kelias dienos pabūk uždaryta. Ateik čia. Ateik čia. Destan mūsų visai neklauso, broli. Destan nori bėgioti ir žaisti. Tegul žaidžia mano liūtas. Pradėsime jį po truputį dresuoti. Kas čia dabar? Ta pelė juk užbušė. Destan vėl nusinešė pelę. Palauk. Šitas niekšas jau buvo suvalgęs pelę anksčiau. Palauk. Giokanai, čia pelė, sūnau. Ko tu čia vaikštai, Giokanai? Giokanai, ko tu čia vaikštai? Tai tada buvo komplimentas Giokanui. Ateik čia, daugiau nekalbėk. Išmeskime tai. Man pasidarė bloga. Ne žmogus myli, esi labiau patyręs. Anksčiau jau bandėjai, reiškia tau tai patinka. Todėl man tai ir siūlai, ar ne taip? Vėlgi tau patiko. Pašalinkim tai iš čia. Dievas žino, kas sugavo šią pelę. Man nuo to labai bloga. Giokanai, leis man nusivalyti rankai, kažką tada tave pasveikinsiu. Jis net negali stovėti, jei stumtelsiu, nugrius. Ką man daryti? Argi aš matau, kas man už nugaros? Jei stumtelsiu, nugrius. Sūnau, jūs išlaužėte narvus. Neklaužadas. Štai, Destanai, ateik čia, įleiskime ir tave vidun. Destanas. Ateik, Destanai. Ateik, Destanai, Destanai. Vištų priešas Destanas. Įdomu, ar jis vėl puls vištas. O gal sustos? O gal padarys tai? Jei truputį atsitrauksi. Dabar naujai atvežtus gyvulius ūkininkai negali pabėgti ir dar dabar jie užaugo. Kaip žaidimas su svarstyklėmis. Pažiūrėkite tą burną.
Šį kartą be vagės nužudys, prisiekiu. Destanai, ar man rizikuoti ar ne, sūnau? Ei, gražuoli. Bet vis tiek gražiai atrodo, ei. Tikrai, jo išvaizda ir sudėjimas tiesiog puikus. Mašala, tobula draugai. Na gerai, daugiau apie tai nekalbėsiu. Nenoriu dabar rizikuoti. Sakiau, kad kai pradėjau stipriau kalbėti, jis vis tiek manęs neklausė. Jis mūsų neklausys. Visai neverta rizikuoti, draugai. Šiandien norėjau jums parodyti, kaip sekasi Destanui Babai. Tegu dar šiek tiek atsigauja ir kitą brolį parodysiu. Jis taip pat vis dar gydomas viduje, draugai. Jis palyginti su šitais liko šiek tiek mažesnis, bet kiti, ačiū Dievui, po truputį sveiksta. Destanas dabar jau gerai, ačiū Dievui, jokių problemų nėra. Kito brolio akis vis dar šiek tiek pūliuoja. Tikimės, kad greitai ir jis pasveiks. Darome viską, ką galime. Myliu. Nepamirškite pamėgti vaizdo įrašo ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės. Iki pasimatymų. Likite sveiki, mano draugai.